Sutiksi? Ne. Sveiki, štai ir ketvirtasis baimės sprogdintuvas. Šį kartą Artūras turės per 2 minutės, ką tik išgirdęs temą, pasakyti struktūruotą kalbą ir įtikinti jūs. Tai sėkmės jam, žiūrėkime. Apie regėjimą, taip? Sutiksi, kad vienas iš nuostabiausių pojūčių yra regėjimas? Sutiksi? Ne. Ir labai gerai, kad tu nesutinki, tai vadinasi šita kalba būtent ir yra skirta tau, nes aš tau papasakosiu, kodėl toks svarbus yra regėjimas. Na, pirmas dalykas yra tas, kodėl regėjimas yra toks svarbus, nes mūsų pasaulis yra kupinas įvairiausių galimybių. Yra labai daug šalių, yra labai daug vietų, į kurias galima nukeliauti, kuriuose galima pamatyti nuostabius objektus. O kaip tu juos pamatysi, jeigu tu neturėsi gero regėjimo? Jeigu tavo regėjimas bus prastas, tu nepatirsi to viso gėrio, kuris gali tau pasirodyti. Kitas dalykas, regėjimas neabejotinai yra susijęs su pažinimu. O pažinimas yra nenutrūkstantis procesas gyvenime. Jeigu tavo regėjimas bus prastas, tavo pažinimas bus daug blogesnis, negu galėtų būti. Jeigu tu gerai matysi, tu galėsi perskaityti daug knygų, ne tik dabar, kada tu esi jaunas, bet ir tada, kada tu tapsi senesnis. Tavo tobulėjimas bus daug intensyvesnis, negu tokiu atveju, kada tavo regėjimas būtų blogesnis. Ir kitas dalykas, regėjimas yra labai svarbus todėl, kad tu galėtum matyti mylinčias akis. Na, žmogus nėra savo pakankamas. Kiekvienam žmogui norisi turėti antrąją pusę. Ir nėra geresnio jausmo, kada tu ryte pabundi ir tu galvoji, kiek tu turėsi padaryti daug darbų. Ir tada tu pamatai tas mylinčias akis ir tu supranti, kad gyvenimas yra labai gražus ir aš galėsiu veikti viską. Buvau šokiruotas, nes nugalvojau, okei, čia ekspromtu pakalbėti, tai čia nėra labai sudėtinga, bet kai tu pasakei, kai reikės kalbėti apie regėjimą. Nu tai tada jau reikėjo suktis iš situacijos ir dar man labai nepatiko, kad tu pasakai, kad ne, regėjimas nėra tas vienas iš nuostabiausių pojūčių.